Labas rytas! Vos prasidėjęs ruduo studentus ir jų dėstytojus įtraukia į gausybę mokslinių renginių ir kitų iniciatyvų. Nekantraudami skubame jums, mieli žiūrovai, visą tai papasakoti. Taigi šiandien laidoje matysite, kaip įvairių šalių informatikos studentai plušėjo programinės įrangos konkurse, reportažus iš Klaipėdoje ir Kaune vykusių festivalio Erdvėlaivis Žemė renginių ir klaipėdiečių sukurtą eksperimentinę bangų elektrinę. Na, o dabar trumpai apie įvykius akademinėme pasaulyje. Šiemet atlikti Lietuvos studentų pažymėjimo duomenų bazės atnaujinimo darbai leis greičiau ir sklandžiau išduoti studentų pažymėjimus bet kuriuo metų laiku. Tačiau Lietuvos studentų sąjunga primena, norintiems greičiau gauti pažymėjimą studentams reikėtų atsižvelgti į banko padalinio užimtumą, elektroninėje sistemoje rinktis atsiėmimo vietą, kurioje mažiausiai studentų užsiregistravę pasiimti pažymėjimus. Primename, kad prasidėjo studentų paraiškų teikimas socialiniai stipendijai gauti. Priimamos tik elektroniniu būdu pateiktos studentų paraiškos. Jas galima užpildyti patvirtinus asmens tapatybę per elektroninę bankininkystę arba elektroniniu parašu. Paraiškas pateikti bus galima iki spalio 10 dienos. Vos prasidėjus rugsėjui, informatikos studentai dalyvavo tarptautinėme programinės įrangos projektavimo konkurse. Pagrindinis jo tikslas – suteikti studentams patirties, dirbant tarptautinėse komandose. Konkurso metu ketinama išvystyti inovatyvių taikomųjų programų, kurios galėtų atskleisti mobilių kompiuterinių sistemų panaudojimo formas, koncepcijas. In international cooperation, I think it's becoming more and more important for the students to work together between cooperation between different countries and as well the more Eastern companies and the Central German company, Central Europe companies and so on. And that's very important for them to get a little bit experience in. Vokietijos JEI taikomųjų mokslų universiteto inicijuojame konkurse dalyvauja informatikos studentai iš Vokietijos, Latvijos bei Lietuvos universitetų. Šiemet konkursas sulaukė 20 dalyvių. Tačiau organizatoriai tikisi sulaukti dar didesnio susidomėjimo. Jau pasibaigusio pirmojo etapo metu konkurso dalyviai klausėsi paskaitų, vykdė praktinius darbus. Vėliau prasidės ir antrasis etapas, kuris truks iki pat gruodžio mėnesio. Jo metu studentai dirbs tarptautinėse komandose ir paskaitų klausysis internetu. Kelias į virtualią erdvę ir studentai dirbs grupėse, kurios šiandien ką tik susidarė. Ir toliau dar bus tam tikrų periodiškumų paskaitos internetu ir taip pat darbas tose grupelėse. Jeigu tarptautinės grupės, tai yra per nuotolį taip pat. Konkurse dalyvaujantys studentai pasakoja esą galimybę dirbti tarptautinėje grupėje itin džiugina. We want to learn something about consulting and about computer programming. Yes, and we want to learn the culture here. It's very nice here in Klaipėda. Yes. Kitų metų sausio mėnesį konkursai pateikti programų projektai bus įvertinti dėstytojų iš Vokietijos, Latvijos ir Lietuvos. Dalyviams bus įteikti sertifikatai ir prizai. Planuojama, kad konkursas ateinančius 5 metus galėtų vykti kasmet. Kviečiami įsijungti ir Klaipėdos bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai, besidomintis informatika ir gerai mokantis anglų kalbą. Ar sugebi greitai rasti informaciją internete? Tokį klausimą kelia Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Moksleiviai ir studentai kviečiami į ketvirtadienį prasidėjusį virtualų orientacinį žaidimą. Jo metu dalyviai turės pagal užuominą surasti atsakymus į pateiktus klausimus įvairiose interneto erdvėse. Laimėtojų laukia prizai. Daugiau informacijos rasite pasinaudoję nuorodą apačioje.
Nevyriausybinė organizacija Junior Chamber International pradeda vykdyti projektą veiklos erdvės. Jis leis jaunimui be jokių pastangų sulaukti asmeninių kvietimų į norimą darbą bei galimybę dalyvauti profesionaliuose mokymuose. Studentui tereikia užpildyti užklausos formą. Tuomet sistema ieškos potencialių darbdavių, norinčių būtent tokio specialisto, kaip anketą užpildęs asmuo. Susidomėjusieji daugiau informacijos ieškokite www.veikloserdvės.lt. Net 5 Lietuvos miestuose praūžė kasmetinis šiemet jau 10 kartą organizuotas festivalis Erdvėlaivis žemė. Kuo šiemet nustebino aukštosios mokyklos? Kokiuose renginiuose lankėsi moksleiviai ir jų pedagogai? Kviečiame susipažinti su Klaipėdoje ir Kaune organizuotais festivalio renginiais. Festivalis Erdvėlaivis žemė šiemet vyko 5 miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Uostamiestyje su įvairiomis laboratorijomis susipažinti kvietė Klaipėdos universitetas. Čia moksleiviai, jų pedagogai ir visi norintys galėjo dalyvauti ekskursijose į elektrotechnikos, informacinių sistemų inžinerijos bei kitas laboratorijas. Lankytojai supažindinti su elektronikos prietaisais, elektrotechnikos katedros studentų, robototechnikos būrelio pasiekimais ir kūriniais. Klaipėdiečiai uosto inžinerijos ir navigacinių sąlygų tyrimo laboratorijoje susipažino su ten esančia technika, Klaipėdos uostų, jo galimybėmis ir plėtros perspektyvomis, pademonstruotas ir laivo įvedimas į ateities Klaipėdos uostą. Čia yra Danų sistema ir tiek konkurentai, tiek partneriai Danų Force Technology pripažįsta, kad vis tik tai tikslumo požiūriu tai yra kol kas nepralenkiama. Štai Lietuvos jūreivystės aukštosios mokyklos kapitonai apsilankiusius miestiečius taip pat supažindino su realia jūrinio laivo įranga, jos valdymo galimybėmis. Moksleiviai galėjo valdyti įvairius laivus sumodeliuotose realiuose plaukiojimo rajonuose. Šitas treniruoklis yra, galima jį palyginti su vakarų Europos kitų universitetų treniruoklis, jis panašiai yra toks pat, o galbūt netgi šiuolaikiškesnis, kadangi aparatūra pas mus, pavyzdžiui, elektroninis jūrlapis yra pats šiuolaikinis, taip vadinamas Transas 5000, tai pats naujausias, pati naujausia įranga. Išbandę kapitono tiltelį ir pabandę įvairuoti laivą į virtualųjį Klaipėdos uostą, moksleiviai džiaugiasi nauja patirtimi. Tikrame laive bangas, kai yra, jos taip nemėta per simuliatorių, o tikroje mėto. Net atrodė, kad tikrame laive būtum ir siubuoji visas. Arba kai užliedavo vandenį. Tai buvo įdomu, iš tikrųjų, viskas, bent jau per kompiuterius, viskas atrodo labai tikroviška. Renginių koordinatoriai tikino, esą toks festivalis naudingas ne tik mokinių profesiniam orientavimui ar bendros erudicijos plėtrai. Festivalio Erdvėlaivis žemė renginiai suteikia galimybę novatoriškai atskleisti mokslo technikos privalumus. Pats žodis mokslo festivalis ir yra akcentuotas parodyti mokslo naujoves ir supažindinti su mokslu moksleivius populiariai. Tai yra unikali proga, tokius, sakykime, paslėptus žodžius mokslas, parodyti populiariai moksleiviams, joms atskleisti, kaip mokslas, jo naujovės padeda šiuo atveju rengti specialistus. Jubiliejinio mokslo festivalio Erdvėlaivis žemė metu surengta beveik 300 nemokamų renginių, pademonstruotos geriausios šalies laboratorijos ir mokslinė technika. Mokslo festivalis Erdvėlaivis žemė sukvietė visus mokslo besidominčius į 5 didžiausius Lietuvos miestus. Šiemet šventės akcentas ir didžiausia mugė buvo surengta Kaune, studentų miestelyje. Joje mugės lankytojai galėjo pamatyti pirmuos lietuviškus kosminius palydovus, nepilotuojamus lėktuvus, pripučiamą planetariumą. Taip pat galėjo išmokti suteikti pirmąją pagalbą bei susipažinti su didžiausia Baltijos šalyje laboratorija ant ratų. Jau 3 metai, kai kartu organizuojam festivalį tiek Erdvėlaivis žemė. Šiais metais jisai išaugo savo rūbus iki tarptautinių lygmens ir pagal kaimynų pavyzdį tuo pat metu yra organizuojama tarptautinė mokslo mugė. Susidomėjimas, aš manau, jeigu jūs pasižiūrėjot, tikrai yra labai didelis. Vien tik taip preliminariais duomenimis į įvairius renginius yra užsiregistravę virš 3000 moksleivių. Kadangi šitas festivalis Erdvėlaivis žemė pasiūlė mums prisijungti prie šio renginio, o ugniagesiam yra tikrai svarbu ir patiems yra svarbu naujovės, ir jie patys dažnai susiduria su naujovėmis. Ir mes turim ką parodyti ir pamokinti žmonės. Yra pristatomos žiedadulkės, nes Šiaulių universiteto aplinkotyros katedroje yra vykdomi aerobiologiniai tyrimai, kuomet žiedadulkių gaudyklės pagalba yra
surenkamos ore sklandančios žiedadulkės. Visa informacija vėliau yra pateikiama visuomeniai, ypač tai yra naudinga alergiškiams žmonėms, kuriems yra svarbu žinoti apie žiedadulkių koncentraciją ore, kokie augalai šiuo metu žydi. Itin aktyviai festivalyje dalyvauja moksleiviai bei studentai, liko sužavėti mugėje rodomais eksponatais ir tikėjosi, kad tokių renginių ateityje vyks daugiau. Visai nieko, planetariume nesenai buvom, įdomu buvo, papasako įdomu. Šiaip visko yra daug. Iš tiesų patinka, įdomu, čia viskas, daug sužinai. Palyginus fantastiškai, palyginus daug žmonių ateina ją, plačiai domisi, labai įdomios naujos technologijos, ką galima pasiekti. Tiesiog, klausimai yra palyginus daug. Įspūdžiai labai geri iš tikro, labai smagu, kad yra susirinkę tiek žmonių ir tai yra labai didelis džiaugsmas mokiniams ir jų mokytojams. Visai neblogai atrodo, pakankamai įdomu, viskas labai daug skirtingų stendų ir skirtingo pobūdžio, kaip ir mokslo pristatymų ir panašiai. Labai stebina tas toks sugebėjimas iš tikslių mokslų atstovų pusės taip įdomiai pateikti įvairius eksperimentus ir atradimus, naujausius atradimus. Aš esu kosmonautas iš informatikos fakulteto. Nešu žinią apie mūsų vieną pirmųjų bandymų išskristi į kosmosą. Ką čia tokį geri? Geliu Pepsi su sausu ledu ir mano kolegos ką tik susprogdino butelį su sausu ledu. Ir kodėl jis taip rūksta? CO2 dujas. Ir kaip skonis? Prašom. Erdvėlaivis Žemė tęsiasi iki rugsėjo 19 dienos. Todėl visi nespėję ir negalėjo atvykti į mugę, vis dar turi galimybę sudalyvauti kitose festivalio renginiuose. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Trejus metus trukęs jaunus žmonės į buriavimą įtraukęs projektas MAST baigėsi. Šio projekto akimirkos ir dalyvių įspūdžiai reportaže. Grupė buriuotojų iš Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Danijos ir Vokietijos praėjusių penktadienį uždarė vasarą vykusį projektą MAST – Maritime Education and Sail Training for Young People. 3 metus vykusiame projekte dalyvavo 300 žmonių. Į projektą įsitraukė ir Klaipėdos universiteto mokslinis tiriamasis ir mokomasis burlaivis Brabander. Vienas iš dalyvių burlaivio Brabander vachtos vyresnysis pasakojo, esą jo įsimintiniausia kelionė buvo ir pati sunkiausia. Kai dalyvavome etape iš Aarhuso į Helsinkį, tai buvo ilgiausias reisas ir kiek buvo dalyvavo pats Brabanderis. Tai buvo 8 paros ir tiesiog teko susipažinti su įgula labai gerai, nes vis tiek daug laiko praleidom kartu ir apskritai teko patirti įvairaus oro ir oro sąlygų. Gintaras taip pat tikino, kad dalyvaudamas šiame projekte ne tik išmoko buriavimo paslapčių, bet ir įgijo tarpkultūrinės patirties. Daug naudingų žinių, kaip bendrauti su kitų tautybių žmonėm, kokie jie yra. Teko pažinti kitas kultūras, kaip jie apskritai bendrauja su kitais, kaip jie viską vykdo, ar jie netinginiai, ar kokie yra. Ir tiesiog daug buriavimo žinių, nes vis tiek daug laiko praleista buvo buriuojant. MAST projekto idėja kilo Lenkijos miesto Gdansko jaunuoliams, siekiantiems atstatyti dvistiebį burlaivį General Zaruski. For the youngsters, the most important thing is that they leave their problems from ashore. They leave their schools and houses where sometimes they have really tough problems, and then they joining very new world, the world of sailing. So when we just put out the mooring lines, they come to the new world, the sailing world, and this is the most important for them, that they try to think with more open mind. They try to be more motivated. They meet new people, and it's very, very important for them. 2 dienų renginyje vykusiame Klaipėdoje projekto partneriai apžvelgė projekto rezultatus. Dalyviai galėjo pasidairyti po Klaipėdos senamiestį ir paskutinį kartą paplaukioti burlaivį Brabander. Po 3 metų bandymų klaipėdiečiai mokslininkai sukūrė eksperimentinę bangų elektrinę. Manoma, kad tai pirmoji tokio pobūdžio elektrinė ne tik Baltijos šalyse, bet ir pasaulyje.
Genialumas slypi paprastume. Tokiais žodžiais klaipėdietis Aleksas Pašilis pristatė savomis rankomis kurtą bangų elektrinę. Pats kūrėjas sakė, esą šią idėją realizuoti prireikė net 5 metų. Iš jų 2 praleisti ieškant tikrosios įgyvendinimo formos, o 3 skirti eksperimentiniai veiklai. Pradžia buvo labai romantiška. Italijoje, sėdėdamas vakare prie bangolaužio, žiūrėjau į bangas, atsirito potvinio bangos ir pradėjo judinti didžiulį akmenį, ant kurio aš sėdėjau. Ir tada pagalvojau, tai kiekgi tai daug energijos, taigi neišsemiamas energijos šaltinis būtų globaliniu mastu. Ir buvo sutapimas, aš matau, visą laiką visokius eksperimentus darydavau elektrotechninius. Ir kaip tik buvo sutapimas, kad aš buvau atradęs reiškinį, kad prie atitinkamų magnetų išdėstymo, reiškia, slankiojant ritę, galima gauti labai efektyvų generatorių. Na ir palengva, reiškia, tą generatorių aš pagaminau namų sąlygomis, pasitvirtino, viskas gerai, padaviau patentinę paraišką. Ir kreipėmės čia, dukra padėjo, kreipėmės į Baltijos pakrančių tyrimo ir planavimo institutą su idėja, kad reikėtų atlikti pritaikomumo studiją. To generatoriaus patentuoto pritaikomumo studiją bangų energetikoje. Na ir prasidėjo. Bangų elektrinė gali pagaminti 0,5 kW energijos. Tai priklauso nuo daugelio faktorių – bangos aukščio, plūduro, atsvaros, svorio. Bangos banguoja. Jos duoda nesukamą judesį, kaip yra pritaikyta dauguma elektros generatorių, o būtent tiesaigi, švituojamai. Tai šita bangų elektrinė turi plūdurus, kurios kilnoja bangos ir jos išduoda tiesaigi judesį. Jos judina magnetinę štangą, kuri apvijose ir generuoja elektrovarą. Per 3 metus iš 3 atliktų bandymų 2 nepasiteisino. Darėme ant plaukiančiame laivelyje judantį vežimėlį. Ten irgi patirties stoka, nes gamykla, kuriai užsakėme patį laivelį, jinai pagamino jį iš labai sunkaus metalo ir pridėjo labai sunkių špangautų. Jis pasidarė toks sunkus, virstantis, nestabilus, pritvirtinome statines plūdurus, reiškia jo kampuose, patikrinome idėją. Galiausiai vasarą atliktas eksperimentas prie Palangos tilto pavyko. Aleksas Pašilis sakė, esą tokią sėkmę labiausiai lėmė sukaupta patirtis ir žinoma geriau apgalvotos konstrukcijos. Labai laimingi, su jauduliu nuvažiavome ant to Palangos tilto. Iš ryto mums buvo pasakyta, kad bangos aukštis per metrą. Kol mes ten su savo meškeriam susitvarkėm, bangų visai neliko. Liko gal kokie 20-30 cm geriausių atveju. O orų prognozės sakė, kad dar 2-3 savaitės gali visai ramu būti. Na tai negalėjome laukti, rizikuoti. Pats bangų išradėjas pasakojo, kad visame pasaulyje bandymų sukurti tokį prietaisą yra gana nemažai. Tačiau bangos energija yra per didelė, tad ją valdyti labai sunku. Pradedant nuo sėkmingo eksperimento su palemiu, reiškia, kuris dabar gamina gana daug elektros energijos, ir baigiant tuo, kad škotai nuskandino daiktą už 8 milijonus svarų sterlingų. Jiems pritrūko žinių fizikoje, žinių hidraulikoje ir pritrūko žinių, kaip vanduo juda bangoje. Jie tų žinių visų neturėjo, metė 8 milijonus, Upsalai užsakė pagaminti, švedų Upsalos universitetui užsakė išdirbti išilginio judesio generatorių tam reikalui. Mes jiem parašėm 8 laiškus, kad toks generatorius jau užpatentuotas ir mes jį jau turime. Na, bet kadangi ten buvo skirta 1,5 milijono svarų sterlingų, tai niekas jau nenorėjo kažką tai keisti tame projekte. Aleksas Pašilis sako sieksęs, kad jo bangų elektrinė pirmiausia būtų panaudota Palangos tiltui apšviesti. Tai esą būtų dar viena pramoga turistams.
Turbūt ne vienas iš mūsų pasvajojame apie galimybę susipažinti su ES institucijomis, tačiau nežinome kaip. Štai Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakulteto absolventas Edgaras Poškauskas šią vasarą turėjo progos įgyvendinti vieną iš savo svajonių – apsilankyti Briuselyje ir susipažinti su Europos institucijų darbu. Pavasarį Edgaras buvo pripažintas 2012 metų tarptautiškiausių Šiaulių universiteto studentu ir apdovanotas pažintine stažuote Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Į stažuotę viešojo administravimo studijų programos 4. kursį pakvietė Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius Alfredas Januška. Nesijaučiau pats tarptautiškiausias. Tiesiog buvo atlikęs ir praktiką, ir Erasmus programą ir paskui dar bendradarbiavom būtent su Erasmus programoje pagal praktiką tą vykdomoje su būtent Čekijos universitetu, tiesiog dar toliau plėtojom tam tikrus projektus. Ir visą tai surašiau ir po to po šiek tiek laiko gavau skambutį, kad yra būtent toks prizas ir ar man būtų jis aktualus ir aš norėčiau jo pasinaudoti būtent tokią galimybę Briuselyje stažuotę. Nors pagrindinis stažuotės tikslas buvo apsilankyti Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, Edgarui pavyko pamatyti kur kas daugiau. Šiaip dar susipažinome su airių narė, labai maloni moteris, tai apskritai dar susipažinome ir su lietuviais keliais tenai dirbančiais, tai ta patirtis buvo įdomi, kadangi susipažinti su žmonėmis, kurie dirba Europos institucijose, visada man įdomu, nes tai vieta, kur norėčiau save įsivaizduoti. Edgaras Paškauskas tikino mėgstantis bendrauti su žmonėmis ir siekia būti naudingu. Tad jo svajonė – darbas Briuselyje. Prisimenu, buvo rytas, gavau skambutį ir aišku apsidžiaugiau. Aš visada atviras tokiem dalykam, tai žinoma sutikau. Mes sutarėm dėl sutikimo būtent su prekybos ir pramonės amatų rūmų direktorium, aptarti būtent visas tas detalės. Ir sutarėm, kada važiuosim ir toks ir buvo tas mūsų tokia pradžia. Aišku, aš buvau labai laimingas, todėl kad tai, manau, tikrai nemenka galimybė pamatyti visas institucijas iš vidaus. Būtent iš viso Briuselėje nebuvau buvęs, tai man apskritai tai buvo puikiai galimybė. Paties Edgaro teigimu, ES institucijos paliko didžiulį įspūdį. Jos dvelkė organizuotumu ir tvarka. Labai didelį įspūdį paliko būtent vertėjų visos komandos, kadangi toj salėje, kurie vyksta posėdžiai, aplink yra visur vertėjai ir jie sinchroniškai verčia. Ir tikrai kokybišką vertimą daro ir tas tikrai paliko didelį įspūdį. Aišku, ir visos pristatomos tos temos, svarstomos nuomonės, kurias pristatinėjo tam tikrų šalių atstovai, buvo irgi įdomu klausyti, nes tai pakankamai aišku, pateikia trumpai, aiškiai ir po to kyla tam tikros diskusijos, klausimai, atsakymai, tai tiesiog jaučiasi tokia demokratija, kad tikrai kiekviena nuomonė yra išsvarstama ir tada komitetas pateikia nuomonės. Pasak Edgaro, tik pabuvojęs ES institucijose supranti, kad tai yra vieta, kur priimami svarbiausi Europos sprendimai. Šiandien jau viskas. Primenu, kad tradiciškai mūsų akademinės naujienas galite sekti Facebook puslapyje, pasinaudoję nuorodą apačioje. Nepamirškite, kad ką tik pabudę ir įsijungę mūsų laidą tik dabar, kartojimą galite pažiūrėti pirmadieniais 9:30 per TV6. Nuotaikingo savaitgalio. Viso geriausio.